esam jau Mauritanijai, šiandien pirmas Mauritanijos stage'as ir sakė, kaip organizatoriai sakė per briefingą, šiandien pati sunkiausia yra ralio diena. Šiandien diena yra perskirta per kaip du etapus. Pirmas etapas toks savęs išbandymas yra per pelkes ir dykumas. Yra duotas laikas iki 11 valandos, bet čia kaip pasibandymai. Jeigu jo neįveiks iki to laiko, ta prasme nėra ko netgi bandyti sekant eiti. Ten turėtų būti labai sudėtinga ir turi vėliausiai iki sutemos jau iš kopų dengti, nes tai yra labai nesaugu. Lemba kažkaip negražiai atrodo čia. Taip atrodo degalinės Mauritanijai. Vyrai išlipę tiesiog bando derinti kainą. Pistoletų čia nėra ir degalus pila iš degalų kanistrų. Beveik 2 eurai. Euras 8,5 koks. Tai jo. O taip atrodo technika Mauritanijos. Nu, į protektoriaus gylį tikrai čia nieks nekreipia dėmesio. Ratai išlindė. Senas mersas. Nu, nežinom, ką prisipilsim tik tais. Šita degalinė vietiniai tokia nėra labai jau tokia malonus, kai buvo ant sienos tie pasieniečiai. Čia nelabai jau taip šypsosi užsimaskavę tas galvas su tom skarom. Tai vienas šitai praėjo pro mane akis pervertęs baltai. Tai, nežinau, taip įdomiai. To jaukumo labai nepriduota, bet, gal čia daug tokių nepasitaikys mums keliai. Ir bus viskas mums gerai. Atvažiavome į pradinį tašką ir dabar už 47 km yra sekantis taškas, į kurį mes turim šitais grumstais rasti kelią, patį artimiausią kelią, tiesiausią. Tai vyrai vėl nuleidinėja padangas ir startuos. Kol kas vėsoka, kad buvo 36, dabar 14, bet pasiruošė. Tas judulys yra vien dėl laiko kol kas, kad viską spėtumėm, norisi ir aišku tų taškų surinkti. Bet manau viskas bus gerai, mes šiandien pasiruošę, pilnai vyrais pasitikim 100%, tai manau viskas bus va. Go! Esam čia, o reikia atsidurti čia. Galvojam rinktis kitą strategiją, nes tolyn matosi, kad tamsėja žemė, tai vadinasi bus tik šlapyn, nes parodo, kad mes šiaip tai kertam kažkokio ežerėlio dugną. Manau, kad keliukas piešiai per tą vietą. Keliuką piešia, matai? Aha. Tai aš irgi žinau, už tai, kad pro šitą pusę ir per sieną. Jo, per tą siauriau, nes jie irgi nuvažiavo. Taip, nes čia realiai jau žiūrėk kokio ilgio, nes Lytas sako čia, bet žiūri ilgas, ne, čia greičiau bus. Taip. Navigatorė sako, taip, reikia daryti kaip navigatorius sako. Taip, mes naviguojam vyrai į mašinas. Ir vėl pupa. Pupa. Ilgiausia mūsų pupikė trauks. Tiesiog per arti atstumą tikriausiai laikiausi nuo kolegos.
pradėjo truputėlį klint, aš pristabdžiau truputėlį ir tada įklimbau. Eik tu savo. Taip nutiko, nes vyrai neklausė mūsų navigatorių. Mes gerai sunavigavom, bet vyrai nenorėjo važiuoti grumstai, sako, geriau važiuokim pakraščiu dugno. Na ir gavosi kaip gavosi, truputėlį čia per šlapę. Alio. Opa, išgelbėta. Variacina šitas rodiklis. Max karštą orą, dabar Max gazu į saloną pučiam, kad nuimti nuo variklio. Tačiau dar su visom aplipusiam padangom toliau važiavau dar kartą keliavau. O tai pradžia dienos tokia buvo, truputėlį numušė nuotaiką. Bet paskui radom tokį per tą ežerą pravažiavimą, tokį, gal sakyčiau, sausesnį. Tai pasileidom kokie 80-90 km/h greičiu ir stengiamės greitį palaikyti, kad nepradėtų smigti. Pagal tai, kaip matom, tai reikėtų dešiniau. Tai vairuotojas klauso navigatorių kaip per sviestą. Pavyko? Pavyko. Džiaugiamės. Nebebuvo dar vieno trečio paklimpimo. Ir sklandžiai atvažiavom. Pervažiavome ežerą. Puiku. Fainiai, bet taip, žinai, širdis dreba, kai važiuoji. Vėliava, tai, žinai, pataikys į šlapę vietą gerą ir sėdi ilgam. Bet nieko. Važiavom. Mes tada eina. Kiaurai. Nėra. Let's go! Let's go! Hey, I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, and tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car and 4 years no calls. Now I'm looking pretty in a hotel. Ir šiandienos ruožas tai yra super smagus. Kažkaip per tas visas kopstus joti, banguoti, supamės tiesiog. Labai fain. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car and 4 years no calls. Now I'm looking pretty in a hotel bar and I can't stop. No, I can't stop. Oh baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Like a tattoo on the shore. Mes dar nieko nepajudėjom. O šiandien reikia nuvažiuoti 420 km. Esam dar tik tai čia, o jų yra va tiek. Esmė, kad pirma dalis buvo labai daug tų vadinamų camel grass, kupranugarių žolės, kur važiuoji per tos kupstus ir labai stipriai, kaip ir dabar matot. Ir kai tiek prasitabaluoji 3-4 valandas, pavargsta kaklas, nugara.
Ir tada jau būna sunku bevairuoti. Šiek patikiu formagarį. Gražios Mauritanijos labai dykumos, nes pilna vaikščiojančių kupranugarių. Tai labai patinka, bet nelabai patinka dykumų kupstukai. Tau tie kupstukai. Ojei. Jo, važiuojam Grato, mes važiuojam maždaug 10 km per valandą greičiu. Ir dabar mums dar liko beveik 10 km iki kito taško. Tai va taip kratomės jau nuo, nežinau, kokių 7 ryto tikriausiai. Labai lėtai. Ir jau dabar yra 2 valandos. Dabar jau antrame šitame etape esam, tai jau, kaip matot, prasidėjo kopos. I can't stop. No, I can't stop. Oh, baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Like a tattoo on your shoulder, hands and sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. Kadangi turime vieną satelitinį telefoną, tai šiandien šitam sunkiausiam ralio etape visi stengiamės važiuoti kartu, nenutolti per kelis šimtus metrų. Šiandien esam kaip niekad stiprus kaip komanda. Esam sutarę, kad bet kas nutiktų, jokių būdų negalime įsiskirti ir jeigu nors vienas ekipažas pasakytų, kad viskas, mums šiandien jau gana, mes norim įvažiuoti į stovyklą, esam sutarę, kad kiti ekipažai neklausinės, kodėl, nesiginčys ir tiesiog visi važiuosime kartu atgal į stovyklą. Todėl šiandien esame tiesiog kaip vienas kumštis. Visi už vieną, vienas už visus. Pagaliau ne tik pupa stringa, bet ir morka. Tam ir yra draugai, ne ką? Taip. Eitum, kastum. Karšta. A benziną mums turit, kad ištrauktume? Surasim. O bačioką? Turim ekipažą žmonėm, kaip čia, žinai, benzino. Šturmanė jumis kviečia. Nėra. Nėra. Yra tik operatorius dabar. Įtai, čiulius, įtai. Duok tai ištempsiu prie jūsų, prikabinsiu ir išvažiuosi. Morkos nieks netems. Morkos tiektai. Gerai. Morka pat išvažiuoja. Pažiūrėsi, gal Deivi, kur siemtės? Jau, gražiai. Morkos nieks netems. Nu, trapus padėsiu ištraukti. Aš į reikalų. Eiktu. eina ieškot kelią. Nes? Nes sako, kad čia nelabai pravažiuosi, tai einu patikrinti. Meluoja. Mama
mums reikia va čia. Dar 3,6 kilometro. Hey, I was doing just fine before I met you. Drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, and tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car and 4 years no calls. Now I'm looking pretty in a hotel bar and Fainai. Žinai, įpusėjo mūsų šiaip tai tas visas ralis ir taip, jau kai susitinkam, žinai, tas nebe o. Viskas iškastėpo. Išgėrėm 3 bambalius vandens, nes važiuojam su gaiviu Afrikos oru. O musės nelenda į mašiną? Lenda kartais, žinai, lenda. Bet nieko, išgyvensim. This is Africa, kaip sako. Įvykdėm vieną grupę koordinačių, dabar važiuojam prie užduoties, kur reikia surasti ženklelį kažkokį su tam tikru numeriu ir užrašyti. Nu, kas šį kartą lipsit į medį? Ar ir kur lipti? Čia turėtų būti aukščiau, nes kupranugariai nuvalgytų. Koks numeris? Numeriuką tai reikia čia. 681. Pažiūrėk, bet gal reikia Apvers. 681. Bet yra ir kodas 681. Šiaip ir nuskanuota, va. 681, ne? Šiaip tai reikia. Skanuojam, yra QR kodas. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car and 4 years no calls. Now I'm looking pretty in a hotel bar and I can't stop. No, I can't stop. Oh baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Like that tattoo on your shoulder, hands and sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. Ir buvom susitarę su komanda, jeigu bus norinčių išsukt. Čia padangų pūsti. Išsuksim, tai vat buvo nuspręsta. Bet skipinam pusę realiai, nes neįmanoma turbūt pabaigti šiandieną visko. Grįžtame paryčiais turbūt. Truputį užsivėlinam ryte su užstrigimu, dėl to ne visada čia eina pabaigti viską. Reikia kartais pasirinkti variantą, kuris strategiškai geriau arba įdomiau. Tai šiandieną gavom viską ir įdomiai. Išvažinėjome iš kopų, nepasiekėm tiek, kiek labai norėjom. Labai gaila kopas palikti. Šiandien turėjom tokią nuostabią dieną. Taip smagiai važiavom kopose. Niekad negalvojau, kad galėsiu taip grįžti. Buvo nerealiai. Yra 31 laipsnis karščio, užkaito mūsų planšetė. Tai va dabar tokia stogelė su padariusi planšetei. Atvėsinom pradžiai ją šaldytuvė, nes taip užkaito, kad net nebesikrovė ir išsijungė iš viso. Tai atvėsinom ir dabar bandau, kad neužkaisto.
Blemba, iš durelių išbiro. Ką gyvi? Ką brangioji? Skaita apie rytoj. Kalendorių. Šiandien gavom žinių iš organizatorių, kad Senegale prasidėjo protestai, susirėmimai su valdžia dėl politinių kažkokių dalykų. Tai tikėsime, kad viskas bus gerai, nes mes jau rytoj turim kirsti sieną iš Mauritanijos į Senegalą. Tai labai norėčiau tikėti, kad galėsim važiuoti ir bus saugu. Ir tikiuosi morką biškį suklies.